Prieš keletą dienų buvusios Sovietų Sąjungos aukštosios partinės mokyklos politinės ekonomikos katedros dėstytojos buvusi patarėja Daiva Ulbinaitė su kolektyvu pateikė įstatymų projektų paketą, kuriuo siūloma kriminalizuoti dezinformaciją. Cenzoriumi ir visų galų žinovų siūloma paskirti žurnalistų etikos inspektorių. Priminsiu, kad Sovietų Sąjungoje, iš kurios prieš 35 metus išsivadavome, tam reikalui buvo skirta visa kontora, kuri vadinosi Glavlitu. Džordžas Orvelas prieš daugiau kaip 50 metų rašė apie Teisybės ministeriją, kurios darbas buvo kontroliuoti naujienas, pramogas, švietimą ir meną. Jie perrašinėjo istoriją ir kūrė propagandą, kad atitiktų tos dienos partijos liniją. Keli pavyzdžiai. Štai. Toliau platina melą apie vakcinas nuo COVID-19. Neva taikiklyje vaikai. 2021 metų vasaris. Tas pats portalas 2021 metų birželis. Dulkys. Vaikų skiepijimas nuo COVID-19 prasidės sureguliavus logistiką. COVID bangos įkarštyje žmonės krinta negyvi gatvėje. Apokalipsiniai vaizdai iš Indijos. New York Post. Bet tikrieji žurnalistai, tikrieji, o neperkami, surado metų senumo publikaciją Sky News. Indija. Bet bent 11 mirusių ir 1000 sunkiai apsinuodijusių po dujų nuotėkio Andhra Pradesh. Pasižiūrėkite į aprangas ir vietą ir pamatysite, kad koks sutapimas. Informacija iškraipanti mokslinius ar faktinius duomenis. Nes vėlgi, kas yra iškraipimas, valdžia nustatinės pati. Ir kas dar įdomiau, kad ribojama kritika dėl klimato politikos, vakcinų, energetikos, ekonomikos. Tai dabar klimato politika. Tai jeigu tu pacituosi Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Trumpą, bus viena nuomonė dėl klimato politikos. Jeigu tu pacituosi Billą Gatesą, bus kita nuomonė. Ir jos bus absoliučiai priešingos. Tai viena iš jų yra nusikaltimas pagal šitą apibrėžimą. Na, žurnalistų etikos inspektoriui iš tikrųjų suteikiamas praktiškai neribotos teisės ir jisai tampa tokiu jau, drįsiu pavadinti, jeigu atsigręžti senus, bet negerus laikus, tai tampa tokiu Glavlito sinonimu. Kitaip sakant, jisai gauna teisę duoti privalomus nurodymus internetiniams platformams ir panašiai. Kitaip sakant, tampa centrinė cenzūros institucija, kuri gali pašalinti turinį be jokio teismo sprendimo. Baudžiamas taip, nuo 200 iki 3000 eurų bauda. Bet esminis dalykas yra tai, kad, gali bausti vyriausioji rinkimų komisija, gali bausti tas pats žurnalistų etikos inspektorius, gali bausti radijo ir televizijos komisija, bet gali bausti eilinis policininkas. Taip. Pagal šitą administracinių nusižengimų kodekso straipsnį yra įrašoma, kad gali bausti eilinis policininkas. Prasme, kažkokiam nuovados seržantui nepatiko, ką jūs pasakėt, jam pasirodė, kad yra šitie dalykai, kad jūs siekiat paveikti rinkimus, siekiat paveikti visuomenės nuomonę neteisingom savo kalbom, jis jums išrašo, pradžiai 200 eurų baudą, nepatinka eikite į teismą. Va čia yra visas košmaras. Tai dabar mes ne klasių kovą vadinam, o kova, hibridinė kova, kova su informacija ir taip toliau. Su kuo mes kovojam. Ir jeigu karas, reikia ryžtingų griežtų sprendimų. Ir štai atsiranda apibrėžimas dezinformacija, su kuo mes čia skaitos kovojam. Labai sunku yra įrodyti šmeižto to labiau. Labai sunku įrodyti. O čia vyksta kova, sunki klasių kova ir reikia greitai, jeigu karas, reikia ryžtingų sprendimų. Tai todėl atsiranda dezinformacija sąvoka papildoma ir atsiranda greitasis veikimas. Greitas veikimas suteikiama institucija, valstybė turi tvarkyti, ne teismas, ne ginčiai turi nuspręsti, kas čia teisus,
Ar Rimas teisus dėl tų, sakysim, vakcinų, ar teisus ten tas Bidens, kuris jūs dabar teisus esat. Turi būti viena tiesos institucija ir pasako, ne, Rimas yra neteisus, suprantat, vakcinas yra gera ir sveika ir tvarkinga. Ta institucija čia turėtų atlikti funkcijas, sakysim, tos institucijos, tiesos institucijos funkcijas, kai suteikiamas yra etikos inspektoriui. Tik tai reikėtų dar turbūt reikės ją papildyti, kad etikos inspektoriaus sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Dabar etikos inspektorius priima sprendimus, bet galima juos teisme nuginčyti. Tai koks čia karas, kokia čia kova su dezinformacija. Sakysim, dar reikėtų istoriją perrašyti. Ne? Orvelas numatė, kad šitą instituciją perrašinėja pagal jo tą 1984 metai, dirba žmonės, kurie ėmėsi nuolatos. Ėmė laikraščių komplektus bibliotekos visam pasaulyje ir kirpa atbulinė data, tą viską tvarkė. Ir dabar žiūriu, toks poreikis ir Lietuvoje, sakysim, jau randasi. Ką reikia daryti? Aš manau, reikėtų, pavyzdžiui, būtų šitą tiesos ministerija, ji priimtų potvarkį, kad Salomėja Nėris nebuvo poetė. Nebuvo tokios poetės Salomėja Nėris. Buvo tik tai tokia parsidavėlė, kuri važiavo į Maskvą parvežti saulės. Ir baigta kalba. Lygiai taip pat galim būti patvarkyti. Ir Petras Cvirka nebuvo rašytojas. Juk koks jis tai rašytojas? Nebuvo. Tokio rašytojo nebuvo Petras. Nebuvo tik tai tas kolaborantas. Paskui dar galim jau abejonių turėtų, galbūt kiltų jau ir dėl Justino Marcinkevičiaus. Ar jis buvo poetas ar ne? Čia jau turėtų, aš dabar nespręsiu. Aš manau, ta ministerija būsimuoji tą dalyką nuspręs ir galų gale pasibaigs ginčai. Visi būsim vieningi, kaip mums pasakys partija vieningoji, mes taip ir žengsim ir bus taika įsivyraus, visi vieningai ir nebereikės Rimui kelti tokių klausimų dėl tiesos ministerijas.